užlenkiami. Čia kaip jums patogiau, bet principas užstipinu. Imame užstipinu. Ir laikymas irgi svarbu. Ne taip, ne kažkaip, o per ištiestas rankas ir laikom. Ištiesime rankas į priekį. Jeigu rankos bus va taip va jau sakysiu viskas. Jeigu rankos irgi va taip va kažkaip, tai irgi viskas. Jeigu laikot va taip va, irgi negerai. Tiesiai prieš save ištiesėt ir laikot. Rankos 90 laipsnių kampu, ištiestos į priekį, nei aukščiau, nei žemiau, nesulenktos per alkūnes ir turbūt, kad tai yra viskas. Taigi mes kviečiame pirmąjį ketvirtą. Igor Evdokimo, Aivaras Vaičiakonis, Aleksejus Menkovas ir Remigijus Kimbar. Aivaras Vaičiakonis, ar turime čia? Aivarai, pakelkite ranką, jeigu esate. Laukiame vieną iš dalyvių. Aivaras Vaičiakonis, Remigijus yra, Aleksejus taip pat, Igor irgi jau scenoje. Aivaras Vaičiakonis, vienintelis iš šio ketvirtuko nepasirodė jam numatytame ketverte. Galim kviesti, kas neįsiregistravo. Jeigu jau Aivaro nėra. Bandau skaičiuoti iki 3. 3, 2. Aivaras Vaičiakonis, ar atsirado kur nors čia tarp mūsų? Ne, nematyti ir negirdėti. 1. Viskas. Aivarai, jūs jau pavėlavote. Rezerve buvusi dalyviai ir tai yra Adas Šaltis. Nuostabu. Gerai. Pasiemam ant sulenktų rankų, atsistojam ir aš pasakysiu, kada ištiesiam. Klausom, startas, ištiesiam ir tada jau laikom. Gerai? Tai nuo jūsų. Kągi, galite nuimti laiką, galite fiksuoti rekordus, rezultatus, kurie tikrai ne vienam galiūnui, manau, nepadarytų gėdos. Tai yra rungtis toli gražu ne iš lengvųjų. Ir taip išlaikyti ratlankius, kurie sveria 16 kg, net ir didieji jėgos galiūnai gali susidurti su sunkumais, su keblumais. Matome vienam keliaujančios drego virpa. Toyota Camry yra prizas, dėl kurio norėtųsi pasistengti ir kuris tikrai vilioja. Viskas turi laikyti. Ir čia laimėtoja Remigijus. Pirmasis keliauja. Tau rankas susilenkia viskas. Hands should be straight. Just if I would see you like this, it's already gone. And I will just come and I will say, that's it. No other words from me. Stay here. Show the power. Mieloji publika, čia turėtų girdėtis jūsų plojimai, jūsų šūksniai, jūsų palaikymas šiems stipruoliams, šiems galingiems vyrukams, kurie kaunasi ir kovoja dėl galimybės savaitgalį praleisti su Toyota Camry Hybrid automobiliu. Come on, you have to hold it straight. Okay, that's it. Said, pirmasis pasidavusi ir savo pasirodymą užbaigusi, taigi dėkojame Žilvinui, Andriui, Saidui ir Alvarui. Puikus pasirodymai. Donatas Kriščiūnas.
Kriščiūnas, Danas Davidavičius ir Raimondas Maučiūnas. Startas! 16 kilogramų Toyota lengvo lydinio ratlankį. Firminiai, didžiuliai, gražus, įspūdingi ir panašu jau tikrai netokie jau lengvi, ypač kuomet stengiasi išlaikyti ištiesomis rankomis į priekį. Na, bet ko nepadarysi dėl vertingo prizo, dėl galimybės praleisti savaitgalį su Toyota Camry. Dar vienas dalyvis sako, jau pakaks, jau užteks ir trečiasis taip pat. Ir tikrai galingos kovos. Taigi, ratlankiai imami į rankas. 3, 2. Toyota dovanos keliauja į rankas. Čia ir antrasis bandymas taip pat baigiamas. Vieną sekundėlę. Nepabėkite niekur toli. Toyota dovanėlės norime įteikti mūsų dalyviams. Čia reikia išstovėti, kur patenai nesingiau eilė ten Ir turime Andrius Vyris, nugalė šiame ketvirtuke, planuojame įrangą. 21. Einam vatės. Atstatyti jėgų ir energijos sąsagas ir padaryti. Vieni nieko toli nepabėgime, o visi tie, kurie sugrįžtate, galbūt jau finišuojate po ėjimo, bet tiesiog esate susirūpsiančius mūsų galiūnų konkurso dalyvius. Taip, 16 kilogramų sveria vienas šis didžiulis ratlankis ir jį išlaikyti tikrai yra ką veikti. Žinau šiek tiek techninių parametrų, jog šie Toyota lengvojo lydinio ratlankiai sveria 16 kg, o dydis jų yra 20 colių. Nei daug, nei mažai. O štai daro, sako, pabandysiu ir aš pažiūrėsiu, čia įmanoma ar ne. Šitas vyrukas moka nubėgti 70 km vienu kartu. Tai kuriame 4 patys stipriausi vyrukai susirūps tarpusavyje, išbandys jėgas ir mėgins laimėti savaitgalį su Toyota Camry automobiliu. Galvomanas irgi, taip pasunkiai automobilius šiandieną tampa susimokėti reikia 5 eurų. Labai geras planas, su Toyota Camry prie jūros. Gero laiko ten, linkėjimai jūrai ir smagiai pasibūkite su visa šeima. Tikrai galingai pasirodė Remigijus šiandieną mūsų galiūnų konkurse. Kągi bičiuliai, ačiū visiems, kurie stebėjote.